Sveiki visi besiklausantys mūsų susitikimų iš ciklo Gyvename ir sugyvename. Ir šiandieną kalbamės apie tokias situacijas, su kuriamis susiduria visos poros. Kiekviena pora savo gyvenime susiduria su situacijomis, kai nesutampa poroje esančių žmonių norai, poreikiai, pasirinkimai, sprendimai, lūkesčiai, įsivaizdavimai. Tas situacijas mes vadinam konfliktinėmis situacijomis ir šiandieną nekalbėsime apie konfliktus, nekalbėsime apie jų prigimtį ir raišką, bet šiandieną kalbinsim Algirdą Petronį, psichoterapeutą, psichologą ir klausime jo, ką jis gali patarti, kokius būtent konfliktinių situacijų sprendimo variantus jis galėtų parekomenduoti. Tada klausom, Algirdai, jūsų. Sveiki visi, tai Artūrai, pradėjote apie konfliktą ir galvoju, plati savoka. Pačiuose įvairiausiuose kontekstuose naudojame žodį konfliktas ir kai du žmonės yra įsiūtę ir šaukia vienas ant kito, tai yra konfliktas. Kada vienas nori namuose likti savaitgalį, kitas nori išeiti, tai yra tarsi norų ir interesų konfliktas. Kai du žmonės nesikalba ir yra nekalbadieniai, tai irgi yra konfliktas. Ir apie pačias įvairiausias situacijas ir turbūt galima būtų ir tęsti tą sąrašą. Pabandykime apsibrėžti, kas yra konfliktas. Gal pažiūrėkim truputėlį ne taip, kaip jis naudojamas kasdienybėje, nes, pavyzdžiui, kai du žmonės jau rėkia viens ant kito, tai jau nebėra konfliktas, tai jau neadekvatus elgesys, ar ne? Galbūt pabandykim pasižiūrėti labiau vadovėliškai. Konfliktas yra situacija, kai nesutampa tie norai, poreikiai, pasirinkimai ir kad bandau žiūrėti iš tos pusės, kad tokių situacijų gyvenime, kada nesutampa žmonių pasirinkimai, norai, įsivaizdavimai, lūkesčiai, jų labai daug. Ir būtent šitos situacijos ir yra tos konfliktinėmis vadinamos, nes iš jų, jas išsprendus arba neįsprendus, vėlgi gyvenimas keičiasi nuo to momento. Tai šiandieną pakalbėkime apie interesų konfliktą, apie poreikių konfliktą, kaip sakai, ir vieną iš tokių sprendimo būdų, ką galima bandyti daryti, tai ieškoti kompromiso tokioje situacijoje, tai yra bandyti ieškoti susitarimo, kuris leistų suderinti tuos skirtingus interesus. Tai kasgi tada yra kompromisas, iš kur šitas žodis kyla, kaip jisai atsiranda ir kokią situaciją jis apibrėžia? Tai kompromisas tai yra pastanga suderinti du skirtingus poreikius, kada du žmonės bando suderinti tuos skirtingus įsivaizdavimus, kaip ir kas turėtų vykti. Ir jeigu pavykęs kompromisas, tai kaip pavyksta tuos dalykus suderinti. Aišku, ne visada tai yra įmanoma ir ne visada pavyksta, ne visada kompromisai yra įmanomi dėl pačių įvairiausių priežasčių. Ir jeigu pora sugeba rasti kompromisus, aišku, tai visada yra didelis resursas tos poros santykiam, kaip būdas, kaip jie sprendžia tas situacijas, kurios pačios savaime gali nešti daug tokios įtampos į santykius. Ir jeigu pora neranda būdų, kaip rasti kompromisus, tai yra, jie turi nuolatinį tokį, šaltinį įtampų, pasipiktinimo, nepasitenkinimo, nuoskaudų, skriaudos jausmo ir visokių panašių, tokių nemalonių ir kartais net skausmingų išgyvenimų. Laiks nuo laiko vis girdžiu nuomonę, kad po fraze turėtum labiau eiti į kompromisus, slepiasi toks noras, kad tu vis tik turėtum nusileisti, arba kad tu vis tik turėtum sutikti, priimti mano nuomonę, mano planą, mano įsivaizdavimą ir turėtum man pritarti. Kaipgi yra iš tikrųjų? Po žodžiu kompromisas iš tikrųjų tas irgi yra spektras įvairių reikšmių ir viena iš reikšmių yra kaip sakymas, sakant, kad norėčiau, kad tu labiau eitum į kompromisus, tarsi tokia žinutė, kad norėčiau, kad daugiau lankstesnis ar lankstesnė būtum. Tai yra šią prasme kartais naudojama. Ir čia, viena vertus tam, kad ieškoti tikro kompromiso reikia abiejų pusių lankstumo kartais, nes jie turi skirtingas nuomonės ir parodyti abiem reikia tą lankstumą, tai viena vertus yra faktas. Iš kitos pusės kompromisas yra nerandamas, niekada tikras kompromisas nerandamas, kai tik tai iš kito reikalaujama lankstumo. Tai todėl, jeigu kuris nors žmogus sako, norėčiau, kad tu rodytum daugiau lankstumo, tai jam būtų irgi gerai savo įsivardinti ir kitam parodyti, o kur yra mano pastangos rodyti iš mano pusės lankstumą. Bet kuriuo atveju kompromisas tai nėra tai, kai vienas tiesiog nusileidžia kitam ir
daro viską taip, kaip kitas norėtų. Tai nėra kompromisas, tai yra nusileidimas arba prisiderinimas prie kito žmogaus. Dažnai už to slypi irgi kiti motyvai, tokie kaip noras išsaugoti santykius, noras išvengti konfliktų, nerimas, kad kitas ten į ką nors labai ūmiai ar aštriai sureaguos, bet tada tai nėra toks sąmoningas kompromisas, kurio, tarsi tas principas būtų, kad du žmonės įsivardina tarpusavyje vieno ir kito poreikius. Ir jų poreikiai nesuvienodėja ieškant kompromiso. Ir jeigu vienas norėtų savaitgalį praleisti namuose, o kitas norėtų išvažiuoti į gamtą, tai randant kompromisą tokioje situacijoje, nepasidaro taip, kad jie abu pradeda norėti tų dalykų, kurių iš tikrųjų nenori. Tai nėra kažkoks perdarimas žmogaus norų, bet tai yra radimas sprendimo, kuris bent dalinai patenkintų mano ir bent dalinai patenkintų kito poreikius. Tai iš šono besiklausant taip skamba labai paprastai, tiesiog du suaugę žmonės susėda, pristato savo pozicijas, pasidalina savo argumentais, išsako, išklauso ir išgirsta vienas kitą ir atrodo nuostabu, jau net ir kompromisas nebereikalingas, bet tikriausiai gyvenime nedažnai taip atsitinka ir iš ties gal kokie veiksniai, kas trukdo surasti tą kompromisą? Skirtingose situacijose, aišku, skirtingos priežastys, bet vienas pagrindinių, kad žmonės dažnai kalbasi jau apie savo sugalvotą planą, kaip jie patenkins savo norus, poreikius, įgyvendins savo idėjas, o ne kalbasi apie tuos poreikius, idėjas, norus ir taip toliau. Tai yra vietoj to, kad jie sakytų, kad aš noriu pabūti gamtoj ar aš noriu perskaityti knygą, jie pateikia iš karto planą, kaip dabar viskas vyks. Ir tada susiduria du planuotojai, kurie turi visiškai skirtingus tvarkaraščius ir jiem labai sunku įsiklausyti vienas į kitą, nes tiesiog susiduria su to, kad kitas žmogus tau pateikia planą, kuris visiškai priešingas savajam ir, prasideda kova. Kova tai nereiškia, kad jie ten barasi ar dar kažką, bet tokia interesų kova, toks grumimasis, tai ieškojimas argumentų, kodėl mano planas geresnis, o tavo blogesnis, ar panašiai. Ir abudu tada jaučiasi, kad aš negirdimas, manęs neįsiklauso ir tada, kai manęs negirdi, norisi tik tai dar garsiau ir su daugiau argumentų įtikinamiau pareikšti savo planą ir tas toks užsisuka toks kovos ratas. Kartais kai kurios poros tą aktyviai kovoja, kai kurios poros tą daro pasyviai. Tai yra, pasako savo norą, kitas kažką pasakė, kad gal ne, ir tada tas, kuris sakė, užsičiaupė ir nusiminęs ar supykęs, ar supykusi, ar nusiminusi tyli ir nešiojasi tą nuoskaudą. Tai gali vykti labai įvairiai, pats kovos procesas, bet taip ir neišeina tada pasukti to įsiklausimo keliu, nes įsiklausyti ir bandyti suprasti kito motyvus, tai irgi yra tam tikras darbas ir pastanga pabandyti pažiūrėti iš kito žmogaus pozicijų ir tada drauge ieškoti sprendimo, kuris apimtų abiejų poreikius. Tai toje programoje, apie kurią mes čia vis pareklamuojama, iš tikrųjų jau yra detaliai kalbama iš tikrųjų, kaip įsiklausyti, į ką atkreipti dėmesį, kaip komunikuoti, į ką atkreipti dėmesį tą žinutę sakant, kaip dėlioti tą bendrą kompromiso planą, kokios yra tokios pagrindinės bazinės kompromisų schemos, kurias galima dėlioti. Tai yra visą tą techniką mes iš tikrųjų tenai pristatysime detaliai, maloniai kviečiam, bet pati idėja, apie kurią mes šiandien kalbam, kas tai yra kompromisas tų konfliktuojančių interesų ar norų situacijoje, tai yra dviejų žmonių pastanga rasti sprendimą, kuris būtų pakankamai patogus, pakankamai priimtinas abiem. Tai yra vis tiek to bendro labo, bendro gėrio kūrimas drauge. Tai kol kas girdžiu, kad kompromisas super dalykas, ypač bendro gėrio, bendro labo kontekste, nori susitarti, nori iš vis, kad tas gyvenimo ir santykis būtų kokybiškas. Bet ar kompromisas neturi kokių nors užslėptų, su žvaigždute kažkokių ten nenutylėtų sąlygų, kažkokios? Dvi žvaigždutės, Artūrai, taip. Dvi žvaigždutės, tai pirmoji žvaigždutė būtų apie tai, kad ne visais klausimais ir ne visada yra laiko, galimybių ir resursų ieškoti kompromiso. Dėl klausimo arbatą gersim virtuvėje ar svetainėje, pradėti ilgą diskusiją, įsivardinant vieno ir kito poreikius ir kodėl
kodėl tai yra svarbu, įsiklausant juos, atspindinti, tada ieškant visokių variantų, kaip mes galėtume bandyti. Na, žinot, nebus kada gerti arbatą, kaip sakoma. Tokiu atveju viskas pasibaigs kalbėjimu apie tai, kur mes ją gersim. Tai čia yra vienas toks, tai yra dažniausiai tas rimta kalba, kai tenka derintis tuos kompromisus ir derinti tuos interesus ir kalbėtis apie tai ir įsiklausyti. Ir tas schemas bandyti pritaikyti tais klausimais, kurie verti to yra, verti tų pastangų. Kartais iš tikrųjų vyksta tokie, kaip sakyti, greiti kompromisai. Gerai, šiandieną darom taip, kaip tu nori. Ir tai yra irgi tam tikra žinutė, kad galbūt kitą kartą darysim taip, kaip aš noriu. Ar jau bent jau tas įsivardinimas, kad nebūti to iliuzijoje, kad čia aš pasiūliau, kitas sutiko, tai reiškia mes abu to norim. Ne, kad aš žinočiau, kada man nusileidžia, kada kitas prie manęs prisitaiko, tai padeda išlaikyti tam tikrą budrumą ir naudoti tą kompromiso schemą, kada vieną kartą darom taip, kaip tu nori, kitą kartą taip, kaip aš noriu. Antroji žvaigždutė arba tas ne visais klausimais kompromisus išeina daryti. Yra tokios, pavadinkim, raudonos linijos, dėl kurių nesiderama. Pavyzdžiui, nėra deramasi, kurį kiek dažnai gali mušti. Tai nėra tema deryboms. Tai aš jau tokį, kaip sakyti, aštrų pavyzdį, kad jis būtų akivaizdus, bet turbūt yra žymiai subtilesnių dalykų. Negalima, jeigu žmogus yra vegetaras, tai bandyti dėrėti su juo, kaip dažnai jisai valgys mėsą, nes man labai norėčiau kartu su tavim kepsnius valgyti. Nežinau, greičiausiai tai yra už raudonos linijos ir tai yra tai, dėl ko nėra deramasi. Ir tos raudonos linijos kartais yra tokios kultūriškai aiškios, tai yra, kad mums tiesiog kaip sveiko proto ir tokio bendro išsilavinimo užtenka suvokti, kur yra tos ribos. Tačiau kartais mes turim tokių labai individualių ribų, individualių istorijų. Pavyzdžiui, žmonės yra, kurie bijo skristi lėktuvu, ar ne, jie tiesiog patiria panikos atakas ir jie mieliau keliauja automobiliu ar autobusu. Tokioje situacijoje vėlgi šeimoje neišeis dėrėtis, kaip dažnai tas žmogus skrisi atostogų lėktuvu, nes tai yra jam už raudonos linijos, tam, kuris bijo skrydžių. Turbūt jisai gali bandyti spręsti tą savo problemą kitais būdais ir taip toliau, jeigu jisai išsispręs, tada dalykai keisis, bet tiesiog grinai, kompromiso būdu tai yra neišsprendžiamas klausimas. Tai tą irgi reikia turėti galvoje. Ir dar beklausant apie visus kompromiso pliusus, iš tikrųjų toks kilo klausimas, o ar galima naudoti kompromisą kaip strategiją, sprendžiant truputėlį įsisenėjusią kokią nors konfliktinę situaciją. Iš tų pavyzdžių, kaip minėjai, kai žmonės kartais nutyli ar atideda kažkur į palėpę, į sandėliuką, kažkokį dalyką, kuris jiems kaip ir kelia nepasitenkinimą, kaip ir klausimas iš tikrųjų skaudus, sunkus, bet žmonės nesiryžta pradėti jos spręsti, imti, tvarkyti, kaip sakė, lopyti, ar ten chirurginiu būdu gydyti kažkaip panašiai. Ar galima tada naudoti kompromisą tiems truputėlį sudėtingesniems klausimams iš anksčiau? Su tais įsisenėjusiais klausimais, vienas dalykas, jie dažniausiai tokį turi sukaupto nepasitenkinimo, nuoskaudos ar pykčio efektą. Tai yra tokia tampa jautri tema ir apie ją pradėjus kalbėti ar su ją susidūrus, žmonės tampa tokie, kaip čia, emociškai sužadinti, linkę, aštriai ar stipriai reaguoti, aktyviai arba kaip tik pasyviai atsitraukimu arba tokiu konfrontavimu. Ir tas visada sunkina pokalbį. Tai labai dažnai tie įsisenėję dalykai, apie juos sudėtinga kalbėtis dar ir dėl šito. Ir tada tas noras, apsaugoti save, apsaugoti tarpusavio santykius nuo to, kaip ten žmonės sako, nesigadinkim nuotaikos, nekalbėkim apie tai. Ir tas atidėliojimas ir vengimas, tarsi vėl tik tai didina tų sukauptų nepasitenkinimų ir įtampų kiekį. Tai viena vertus tam, kad išsispręsti ir priimti sprendimus, tai kaip mes tokias situacijas, kokius pasirinkimus ar sprendimus, ar čia vis tiek kompromisas yra daugiau apie sprendimus ir pasirinkimus, ką darysim vienokio ar kitokio situacijoje, ar kokius mes priimam sprendimus. Galima turbūt daryti, nes jeigu anksčiau nepavyko rasti kažkokių sprendimo, galima tą sprendimą rasti dabar arba ateityje ir čia kompromisas gali padėti, bet turbūt tai, ką mes ir savo video mokymuose jau detalizuosim, tai yra kompromiso sprendimas, tai nėra tik techninis sprendimo paieškos toks procesas, kada techniškai susidėliojam, ką darysime,
bet jisai remiasi į tokį įsiklausimą ir supratimą, kaip kitas žmogus jaučiasi, kaip jis reaguoja, ką jis išgyvena ir šitoje vietoje tokios labiau taikos, tokios tarpasmenės taikos radimą, tą buvimą sąjungininkais, pavadinkim, kurie drauge tada ieško jau to techninio sprendimo, kur mes ten eisim, ar ką darysim, ar ką pirksim, ar ko nepirksim, jau konkretaus praktinio gyvenimo prasme. Tai šitas komponentas kompromiso paieškos, kuris yra susijęs su tokiu supratimu vienas kito ir įsiklausimu, jisai čia gali būti labai svarbus ir, išvedinant tos senas nuoskaudas, kurios tvyro kambarį, kad jos iš tikrųjų išsivedintų ir geriau suprantant vienas kitą, nes kompromisas yra įmanomas tada, kai du žmonės pažįsta vienas kitą, iš tikrųjų pažįsta ir supranta vienas kitą ir tuo pačiu kompromiso paieškos kelias didina tą įsiklausimą ir supratimą. Ir šitie dalykai jie verčia jaustis saugiau santykiuose ir ramiau santykiuose. Tai iš to, ką girdžiu, manau, kad galim sakyti, kad kompromisas yra geras dalykas. Kompromisas yra geras dalykas, kai jis naudojamas laiku ir vietoje. Laiku ir vietoje. Tai linkim visiems naudoti kompromisus laiku ir vietoje. Ačiū labai visiems, kurie mūsų klausėsi. Dėkui labai, Algirdai. Ačiū, Artūrai. Ir iki susitikimų. Iki. Visą kursą Gyvename ir sugyvename. Taip pat daugiau naudingos informacijos rasite internetinėje svetainėje sugyvename.lt.